Nu tai ką, sveiki visi, čia su jumis Creative Gaming ir tai mano jau ketvirtasis epizodas MB 2K15 Station modo. Šiame video aš žaisiu su Milwaukee Bucksais prieš Philadelphia 76ers. Tai yra mano jau trečias rungtynės, kurias žaidžiu normaliai. Rungtynės iš tikrųjų sekėsi, kaip čia pasakius, pusė rungtynių gerai, pusė ypatingai paskutinis ketvirtis labai prastai. Nu ką, tip-offą laimėjau aš, pradžioj viskas normaliai, kaip ir. Taigi, vienam mano video, atrodo, pirmam video, kurį aš kūriau, buvo komentaras vieno, kad aš labai kvailai padariau, kad iškeičiau Brandoną Knightą į Derriką Rose'ą. Brandoną Knightą, Middletoną, atrodo, aš nebeprisimenu tiksliai, bet pagrindiniai tie buvo, kuriuos iškeičiau, tai Brandonas Knightas į Derriką Rose'ą. Ir tai buvo žmogus parašė komentarą, kad aš kvailai padariau. Aš noriu iš karto tau, jeigu tu žiūrėsi šitą video, noriu tau atsakyti, kodėl aš tai padariau. Vienas dalykas aš padariau dėl to, kad man Derrikas Rose'as yra, nu kaip čia pasakius, vienas iš mėgstamiausių žaidėjų. Antras dalykas, Brandonas Knightas nelabai jis man patinka, o Rose'as plus yra star tipo žaidėjas, bent buvo iki traumos. Nu ir šitam žaidimui jis yra star tipo žaidėjas, po jo, tarkim, po jo žmogeliukų, kai su jo varais rodo žvaigždės, kai kur rodo žvaigždės, čia pasakyti, nu, žvaigždė rodo papačią, tai parodo, tarkim, būna, kur tie trojcus gerai labai mėto žaidėjai, rodo tritaškį, trys skaičiuką, kurie gerai ginasi, rodo D raidytę po apačią, kurie ten gerai atkovojo kamuolį, rodo krepšinio kamuolį ir krepšinio lanką šalia. Tai vienas dalykas dėl to, kitas dalykas, kaip ir sakiau ką tik, tai man nepatinka Brandonas Knightas, plus Brandonas Knightas yra 23 metų, o Rose'as yra 26 metų. Vienas dalykas, Rose'as yra daugiau patyręs, jisai jo overallas yra didesnis, Brandono Knighto 78, jeigu neklystu buvo, o Rose'o ne tik tai, o Rose'o 87 ar 86 irgi bijau sumeluoti. Todėl aš pasiėmiau tokį treidą padariau. Štai ką apie rungtynės. Rungtynės, pirmas kėlinys 20 taškų mūsų, 17 jų, Walter pasas Hensonui, Hensonas užbaigė gražių dėjimu, lieka 47 sekundės, Beilsas, Marshallas Richardsonui, Richardsonas 3 taškai ir nėra, Radulici atsikovoja, Waltersui papasuoja. Šį sezoną, jei neminėjau praeitam video, bet bijau sumeluoti irgi. Aš žaisiu tik į mėnesį po vienas rungtynės, tai reiškia, kad šitos rungtynės ir dar dvi rungtynės bus sužaistos ir aš jau eisiu į off-seasoną. Off-seasone bandysiu tikrai dabar tiksliai įsitikinau, kad aš rūkio tikrai nedraftinsiu, piką, kurį gausiu iš 76erių, tikrai iškeisiu, nes pažiūrėjau skautus, pračekinau rūkius, aukščiausio rūkio overallas yra C-. Tai reiškia, jo bus overallas 66 gal, 65. Tai yra visiška nesąmonė. Man įsidraftinti rūkį, kurio overallas yra 65, jo bus žvaigždučių gal 2, o geriau aš iškeisiu, jeigu gausiu, turėčiau gauti, nes 76 žaidžia praščiausiai visoje NBA lygoje, kaip ir tikrovėje dažniausiai prasčiausiai žaidžia, taip ir žaidime šitam, jie žaidžia prasčiausiai lygoje, todėl jie tikriausiai aš gausiu, nuo 1 iki 5 piko tikrai turėčiau gauti. O dėl savęs, savo piką irgi žiūrėsiu, kaip iškeisiu, iškeisiu ar neiškeisiu. Taigi, Antetokounmpo varasi, paustas, meta prašvedą ir pataiko 31-25. Antras kėlinys, 7 minutės dar liko iki antro kėlinio. Ir šiam sezonė aš pradžioje, kai pradėjau žaisti, tik tai pirmam epizode aš rodžiau, kad žaisiu ant Superstar režimo, bet aš jį pakeičiau į All-Star režimo, nes tai yra tiesiog labai sunku, kai turiu komandą tokią, su kuria realiai, čia iškart keistas toks dalykas, mečiau su Antetokounmpo tritaškę, excellent releases, ir kažkaip
stebuklingai, nenukritęs, nieko neatsitikus, Hensonas gavo traumą. Nu, traumą, aišku, tenai patempta čiurna, kelias dienos negalės normaliai žaisti, žodžiu. Žodžiu, dabar nusimušiau nuo minties, sakiau, žaisiu ant Superstar, bet žaidžiu dabar ant All-Star, nes tokioj komandai kaip kur vienintelė žvaigždė yra Derekas Rouzas, o kiti žaidėjai realiai yra, su jais nieko kol kas ypatingo negalima padaryti. Sandersas, Noelis yra iš gynybinės pusės labai geri žaidėjai, bet iš puolimo pusės yra, Sandersas, nėra visiškai nulis, bet su juo daug taškų pelnyti negali, nepausti nelabai tu su juo ką nors padarysi, labiau tu su juo gali padaryti atkovoti ir dėti, arba prasiverš pick and roll ir dėti, tai nedaugiau 10 taškų su juo gali pelnyti. Su Noeliu tas pats. Su Noelis dar biškai geresnis yra, ant pausto tu gali kažką padaryti, bet tikrai jie nėra tokie offensive žaidėjai labai geri. Oladipo šias rungtynės tiesiog aš nusivyliau jo. Tiesiog, pats kaltas, aš jo releaso neatkertu niekaip. Bet ir buvo tokių momentų, kaip aš atleidžiu, kaip yra slightly early, biškai per anksti, visiškai laisvas, jisai nesugeba pataikyti. Ir buvo taip, kad iš 22 tritaškių, iš kurių gal, tikrai 15 buvo laisvų, aš pataikiau tik 3. Bijau sumeluoti, ar tik 3, bet pataikymo procentas buvo labai mažas ir ypatingai rungtynių gale. Dar parodysiu aš vieną metimą Jabari Parke, visiškai laisvas, per mane 2 metrai nuo mane žmogus ir gavau slightly early, bet atleidau slightly early ir gavau F grade ir nepataikiau. Tas mane tikrai suerzino, buvau pissed off, nes rungtynės jau ten ant galo buvo labai įtemptos, kelių taškų skirtumas buvo, tai ką Rouzas 3 taškai ir nesugeba visiškai laisvas pataikyti Rouzas. Nieko, Vrautenas varosi, Kit Gilstrui, ką aš šneku, Carter Williamsui, Iliesovo atgal Carter Williamsui, su Noeliu dingiu Carter Williamsą, Iliesovo atsilaisvina, meta laisvas, čia mano klaida, bet nepataiko, Noelis atkovoja taškus, atkovoja rebound. Nežinau, kažkaip verėsi liežuvis šiandieną kažkodėl. Rouzas meta, laisvas, nepataiko, Noelis atkovoja ir va dabar metu ir nepataiko. Dar vienas dalykas yra su Sandersu ir su nepataiko, bet baudo užskaito, bet kas tas yra vienas dalykas, kad Sandersas su Noeliu jie yra visiški nuliai prie baudų metimo linijos. Aš su jais visiškai nepataikau, nežinau, gal čia man tik tai taip, bet aš su jais visiškai nepataikau už baudų. Štai gražus Sanderso monster dėjimas, monster dunkas, 53-48, prie to pačio norėčiau pakalbėti apie tikrovę, apie tikrą NBA ir apie 76erius, kad vien toks nesuvokiamas man yra dalykas, kaip yra, 76eriai, jie yra jau nebe playoff teamą, jie jau po Iversono iškeitimo į Denverį, jei neklystu, taip į Denverį, meluoju, atsiprašau, į Detroitą, nes iš Detroito Iversonas po to iškeistas buvo į Denverį. Nors bijau sumeluoti, iš tikrųjų geriau nesakysiu, bet po Iversono iškeitimo jie praktiškai playoffsus nebepatekdavo. Pateko, vienais metais 8 buvo, bet jie pirmam rate iškrito, aišku. Ir jų yra labai keista logika. Jie draftina naujus žaidėjus ir nori padaryti jais gerais. Jie išdraftino turnyrį, Evaną turnyrį. Pirmo raundo trupikų paėmė 2010 atrodo metais. Pirmais 2-3 sezonus jis iš jo nieko nebuvo gero. Bet praeitą sezoną jisai gerai, tikrai jisai tapo ne lygos, o 76erių grinai, kaip sakant, geriausias žaidėjas. Tadijos Youngas ir Evanas Turneris. Bet jie iškeitė. Ir ką jie iškeitė? Jie iškeitė į Danny Grangerį, kurį iš karto atleido. Ir off-seasone jie iškeitė
Tedijus Youngą. Irgi jų pagrindinį žaidėją. Ir dar kas be ko, jie norėjo iškeisti Michael Carter Williamsą, kuris tapo Rookie of the Year. Tai pas jos logikos aš visiškai nematau. Tiesiog kvaili sprendimų. Ir dar prie to pačio. Jie pasiėmė Ner'Sal Noelį. Gavo Ner'Sal Noelį. Man biškai suspellingų nėra gerai angliškų. Nemoku ištart normaliai vardo, bet Noelį gavo jie. Išsikeitė jie iš Pelikanų gavo Noelį. Gerai. Noelis traumuotas metus. Tik šį sezoną pradėjo žaisti. Praeitas sezoną, va čia tas metimas, kai aš visiškai laisvas, matote, nuo manęs, 2 metrai vos, žmogaus nebuvo. Ir nepataikė. Jie gavo jį traumuotą. Šį sezoną jis pradėjo žaisti ir jį šiais metais pasiėmė 1 raundo 3 piko Embidą, kuris irgi traumuotas. Ir esmė tame, kad irgi centra. Noelis centras ir Embidas centras. Tai kur čia logika? Tiesiog keista. Tiesiog, tai matosi, kad komanda žaidžia ne dėl pergalių, o labiau dėl pinigų. Nes tikrai čia jau turnyrį iškeisti, į Granger iškart Granger atleisti yra visiška nesąmonė. Žodžiu. Taigi apie rungtynės jau 4. kėlinys, 85-81. Waltersas pataikė tokį nelengvą 2 taškį, su Rauzu 3 taškai nėra. Noelis atkovoja, meta ir apie ką kalbu ir nesugeba pataikyti. Vėl atkovoja, meta, nemeta, atsiprašau, Oladipo ir Verel. Ir baigėsi rungtynės 83-91. Tikrai prastai sužaistas mano. Bet nieko nepadarysim. Player of the Game Embidas su 23 reboundais. Dabar toj parodysiu, aš tiksliai pasakysiu, nes ir bijau suklysti. 24 reboundais, 22 taškai, 24 rebound. Bet kas mano komandai, bet Noelis tai sužaidė fantastiškai, 12 taškų, 22 rebound. Rauzas ir visai neblogai, 17 taškų, 10 asistų. Tai ką, šitam video štai tiek.